pradedant išgirsti Austėjos istoriją, iš tikrųjų tikrai kviečiu būti aktyviems. Jeigu turėsite klausimus, tikrai drąsiai rašykite juos būtent pokalbių lange, kad mes juos matytume ir galėtų Austėja atsakyti. Tai Austėja, pasidalinki, kodėl būtent paminėjai, ką šiuo metu studijuoji ir kodėl būtent pasirinkai šias studijas. Tai aš pasitengsiu labai trumpai, nes iš tikrųjų galiu labai plačiai apie tai šnekėti. Bet iš tikrųjų manęs mokykloje niekas iš tų dalykų, ką mes mokėmės, labai nežavėjo. Ir nuo kokių 9 metų lankiau plaukimą ir visada kažkaip buvo įdomu, kaip ten treneriai būtent dirba ir visada klausinėdavau savo trenerio, kaip kas ir kodėl. Na, paskui jau prisijungusi DAFE programą, paslaugų srity irgi buvau pasirinkus būtent vienais metais, kad pabandyti, kaip ten daro, kaip dirba tie treneriai ir bandžiau treniruoti ir labai labai patiko, tai galų gale taip ir išėjo, kad dabar mokusi būtent tokias studijas. Gerai, smagu. O kaip tu galvoji, kaip būtent DAFE programa tau padėjo būtent pasirinkti, geriau pažinti save? Tai iš tikrųjų, kiekvienoj veikloj to savęs pažinimo buvo vienur daugiau, kitur mažiau, bet visą laiką buvo. Būtent kaip aš elgčiaus tokioj srity, tai turbūt ir buvo, kaip minėjau, paslaugų sritis. Aš Sidabrė būtent ir buvau pasirinkus, kad treniruosiu tuos vaikus, aišku, su trenerio priežiūra. Ir man labai patiko, nežinau, tai ten turbūt įsiugdžiau tą tokį bendravimą su vaikais, o šiaip buvo ir kitų dalykų. Tie žygiai lygiai taip pat bendravimas su žmonėms, sakyčiau, vis tiek čia yra svarbiausia bendravimas, tai ir gebėjimas prisitaikyti prie kitų ir supratimas, tai to savybės tikrai išsiugdė per DAFE. O kaip tu galvoji, būtent kas pakeitė tavo gyvenime, kai tu pradėjai dalyvauti programoje? Gal kažkokius pajauti pokyčius? Jo, tai iš tikrųjų tapau drąsesnė, nes aš atėjau į DAFE 9 klasėje, kai buvau atėjusi naują mokyklą, į gimnaziją. Ir man būdavo labai baisu bendrauti su vyresniais žmonėmis. Ir nesvarbu, jie gali būti 10-okai, o aš 9-okė ir viskas, aš nebegaliu su jais bendrauti. O kažkaip būtent atėjus į bronzą, taip supuolė, kad mano komandai buvo visi vyresni ir aš viena 9-okė. Taip. Ar ten dar viena buvo mergaitė, bet žodžiu, kad visi kiti vyresni ir būtent išmokau tada bendrauti, pasitikėti savim ir tiesiog gebėti parodyti, pareikšti savo nuomonę net ir vyresniems žmonėms. Tai čia turbūt toks didžiausias. Supratau. O kokios veiklos buvo pačios naudingiausios, kurias tu pasirinkai būtent DAFE programoje? Gal gali daugiau papasakoti būtent aktyvioje veikloje, ką veikėja, įgūdžių dalyje, ką tobulinaisi savanorystėje? Tai tada pradėsiu nuo aktyvios veiklos, tai visuose 3 lygiuose aš tobulinau sportą, tai būtent plaukimą. Buvau užsibrėžus tikslus gerinti savo rezultatus tam tikrose rungtyse, atkarpose. Ir nežinau, kad ten labai pridurti iš tikrųjų reikia, nes ten buvo grinai mano fizinis lavinimas. Įgūdžių srityje. 1 metais mokiausi rusų kalbos žodžius, nes turėjau rusų kalbą, bet turėjau ten daug spragų ir nusprendžiau, kad gerai, jeigu jau turiu kažką lavinti, tai pasistengsiu užpildyti savo spragas. 2 metais buvo skaityti knygas ir buvau tada 10-okė, skaičiau knygas ir mano tikslas buvo iš to parašyti savo kalbėjimą 10 klasės. Kaip įdomu. Ir kas buvo sunkiausia, kad aš turėjau pati savo susikurti temą, o mano skaitytos knygos buvo naujoviškos romanai ir iš to turėjau ištraukti kažką prasmingo. Tai buvo labai įdomu knaisytis iš tikrųjų tose knygose ir žiūrėti, ką čia galiu papasakoti. Ir paskutiniais metais man labai labai patiko mano veikla. Aš kūriau filmą, visų metų filmą. Ir būtent per jį iš tikrųjų buvo labai smagu, jau metų gale montuojant, matyti, kaip per metus, aš tuo metu buvau 17 metų, kaip
per visus metus pasikeitė mano požiūris į viską ir kiek aš paaugau ir kaip žmogus. Kaip suprantu, tą progresą buvo labiausiai. Taip. Tiesiog, kai viskas pasikeitė per tuos metus. Ir taip keista, nes atrodo, per metus juk nepastebėsi ten, nežinau, kaip tavo požiūris pasikeitė, bet kai viskas yra įamžinta, iš tikrųjų labai jaučias. Ir paslaugos, tai ten turbūt jau visas tobulėjimas buvo į link tos pusės, kur aš esu dabar. Ir ką studijuoju, tai pirmais metais aš vedžiau mankštas prieš plaukimo pamokas. Taip. Antrais metais jau ne tik mankštas vedžiau, bet ir pačias treniruotės. O trečiais metais iš tikrųjų biškį nuklydau kitur, mokiau matematikos savo bendramžius ir metais jaunesnius. Ir buvo labai keista suprasti tai, kad man netrodė, kad aš turiu daug žinių matematikui, bet visi paskui jau eidavo pas mane ir klausdavo, kaip čia tą išspręs, gali tą paaiškinti, kitą paaiškinti, nes aš mokėdavau paaiškinti taip, kad suprastų mano bendramžiai, o ne tik išdėstyti temą kaip temą. Tai va. O kaip sekėsi žygio dalis? Kaip sekėsi žygiuoti? Šiaip visi žygiai buvo labai skirtingi. Tai bronzoje atsimenu, kadangi man buvo sunkiau bendrauti su vyresniais, tai labai buvo sunku persilaužti per save. Ir atsimenu, kaip mes tik išėję pirmą dieną, prie pirmo posūkio nuklydom visai ne į tą pusę. Ir tik, nežinau, nuėję prie 4 punkto, mūsų nuomonė teisingo 4 punkto, supratom, kad mes visiškai ne ten. Ir būtent tada atsimenu, kad aš pasiėmiau žemėlapį, sakiau, viskas jau jūs duokit man tą žemėlapį, gal aš kažką iškrapštysiu. Taip. Ir tada, kai supratau, kad aš galiu apsiimti atsakomybę už visą komandą ir ves komandą, iš tikrųjų buvo labai geras jausmas paskui, nes būtent kai aš pasiėmiau žemėlapį, sakau, nu gerai, žiūrėkit, mes jau kiek laiko einam į šiaurę, sakau, čia 3 keliai eina į šiaurę, sakau, mes prie kažkurio išlysim, o paskui jau ten ir susigaudysim. Tai va, atsimenu sidabrį, iš tikrųjų net nenorėjau aš eiti tą sidabrą, nes kažkaip galvoju, nu va, čia nebuvo smagu, ta komanda, dar kažką, bet iš kitos pusės aš supratau, jog tai yra iš dalies mano problemos, ką aš turėjau. Tai aš sakau, gerai, aš einu į sidabrą, pabandysiu, kas ten kaip. Ir iš tikrųjų buvo labai smagu, vat būtent sidabrį susiradau labai daug draugų. Jo, ir ten jau buvo linksma, gera. Šiaip nesumeluosiu, beveik visada per mano žygius lydavo ir būdavo šalta, vieną kartą net snigo, nors mes ėjom balandį, ar net gegužės pradžioje, net neatsimenu. Ir vieną kartą per per aukso jau bandoma, jau buvo žiauriai karšta, buvo 30 šilumos. Ir tada sakau, jau geriau būtų lietus ir šalta, nes aš žinau, kaip reikia elgtis tose situacijose, o čia kepina saulė ir aš nežinau, ką man dabar daryti. Ir atsimenu, buvau su skarele ir grįžau čia balta, o čia visas veidas jau įdegęs rudas. Tai irgi visi juokės labai. Va. O aukso kvalifikacinis tai buvo iš dalies košmaras, iš dalies labai geri atsiminimai. Mes ėjom Norvegijoje prie Trolio liežuvio, jeigu kas nori žinot, jeigu ne, tai gali pasižiūrėti internete, labai gražu ten. Bet mes sugalvojom, kad mes eisim aplinkui ežerą, iš kitos pusės, ne ten, kur eina turistai. Ir tik grįšim per tą pusę, kur eina turistai. Ir mums pasitaikė nuostabios oro sąlygos vidury vasaros, jog vasarą prisnigo kalnuose ir buvo minusinė temperatūra, o nieks nebuvo pasiruošę ir teko man dalinti savo rūbus, kadangi aš jau žinau, ką reiškia prastos oro sąlygos. Tai va, bet šiaip daug išmokau ir iš tikrųjų tos komandos, kurios buvo labiausiai susiskaldžiusios, žygio gale mes būdavom stipriausia komanda ir iki šiol esam tikrai geri draugai ir palaikom vieni kitus. Smagu girdėti iš tikrųjų. O kaip tu galvoji, tiek daug iš tikrųjų veiklų turėjai pasirinkusi, kuri veikla buvo pati naudingiausia, ne? Galvoji, kad teisingai pasirinktas. Šiaip visas veiklos pas mane, kadangi jos turėdavo tikslą ir tas tikslas būdavo įgyvendintas, tai jos iš dalies visas ir yra naudingos.
Bet jeigu jau, nežinau, žiūrint tai, kas man pačiai buvo miela prie širdies, tai aišku sportas ir visada gera ten tikslus įgyvendinti. Paslaugų srity, jeigu jau einam link tos profesinės pusės, nes kuo aš toliau ėjau, sakykime, kuo aukštesnė ženklelė siekiau, tuo buvau labiau užtikrinta apie savo pasirinkimų. Ir įgūdžių srity tai tikrai labai mane tas filmukas sužavėjo. Nedaug kas jį matė, aš jį siunčiau tik tai artimiausiam draugam, nes su jais būtent norėjau pasidalinti, kaip tie mano metai atrodė. Bet iš tikrųjų labai daug kas ir sakė ir susigraudino per tą filmuką ir viską, nes tikrai dalinausi tuo, ko šiaip nesidalino turbūt žmonės. Tai va. Geras. Smagu, tikrai labai smagu. Gal iš tų veiklų kažkas buvo labiausiai netikėto, gal kažkaip save kažkaip kitaip atradai, padėjo tau pamatyti savo kitą pusę, ar buvo taip? Iš dalies taip, bet gal sakyčiau, netgi žygiuose aš save iš kitos pusės pamatydavau, nes būtent tada kaip ir bendrauju su žmonėm, tada jau reikia išeiti iš to savo komforto zonos dažniausiai, arba gaunasi, kažkokios situacijos atsitinka, kur iš tikrųjų reikia kiekvieno komandos nario dalyvavimo. Tai turbūt tenai, nes tikrai ir pykčių būna, ir visko būna, atrodo, tik 3-4 dienas mes einam į tą žygį, arba ten bronzai 2 dienas. Ir vis tiek, kai vyksta nesusipratimo, atsimenu, bronzai sakau, aš pasiimsiu palapinę, sakau, berniukam atskirai 2 gulė. O ten toks lietus pliaupė, kad jie atsikėlė toj palapiniai baloj. Ir aš žiūriu ir sakau, aš labai atsiprašau. Aišku, jie nepatenkinti, nes jiems reikia batai šlapi, viską šlapi. Tai paskui, tiesiog tokios kažkokios pamokos daugiau turbūt buvo ir per bendravimą su žmonėm. Tai va. O koks prisiminimas apie ceremoniją apdovanojimų, nes po kiekvieno ženklelio tai vis tiek jau tu turi tą atsiimti tai, ko nusipelnėjai, koks tavo įspūdis, pats tas renginys? Šiaip man visada labai patikdavo tie renginiai, atsimenu, kaip pirmą kartą, sakau, mama, aš važiuoju į Britų ambasadą ir jūs kviečia, turėsim apdovanojimus, buvo jie vasarą visada labai gražus renginiai, tiek kai aš mačiau, tiek kiek nuotraukas mačiau iš kitų renginių, kur nedalyvavau. Ir iš tikrųjų labai smagu būna ir pamatyti kitus dalyvius, ne iš mano mokyklos, ne iš mano rato, ir jie irgi dalinasi savo įgūdžiais, kažkuo, ką jie mokėsi, ką darė. Tai iš tikrųjų labai įdomu būna pamatyti. O šiaip aukso ženklelio aš taip ir neatsiėmiau pati, už mane atsiėmė mano mama. Ir aš tuo metu buvau Anglijoje, mokiausi, labai norėjau grįžti. Ir tik tai buvo bėda tame, kad tuo metu turėjau daug atsiskaitimų ir turėjau būti universitete. Bet atsimenu, kaip mano socialinė pedagogė iš mokyklos, kuri yra būtent pas mus DAFE vadovė. Ir mano mama paskui atsiuntė vaizdo įrašą, kur mano mama sako kalbą apie mane, atsiemant ženklelį. Ir man tiesiog ašaras byrėjo iš tos laimės, aš net negalėjau patikėti, kad kažkas taip žiūri į mane. Aš net pati turbūt taip nebūčiau galėjus pašnekėti. Tai buvo labai iš tikrųjų šilta ir gera, ir mama irgi tenai buvo atsiliepus ir apie tai, kaip mes esam žygiuose ir kaip jaučiasi tėvai. Kai ten, nes vis tiek mūsų vadovės keldavo nuotrauką, siūsdavo tėvam ir sako, Austėja Norvegijoje, žiūriu šitą palapinę, kurią jai daviau, sako, jie ten visi 7 toj 4-vietėj palapiniai miega ir sako, galvoju, taigi aš galėjau jiem nupirkti tą normalesnę palapinę, sako, kad tik mano tie vaikai nešaltų, bet yra kaip yra ir iš tikrųjų tai turbūt ir daro tos žygius savotiškai gražius ir įsimintinus. Taip, įspūdžių tikrai visada yra po tų žygių, aš tikrai manau, kad yra ko pasidalinti. Kaip ruošiamės iš tikrųjų šiam pokalbiui, minėjai, kad dalyvavimo patirtis DOFE programoje buvo puikia tema pirmiesiams pokalbiams su naujais studijų draugais Anglijoje.
Tai o kaip Lietuvoje, ar pavyko rasti draugų, minėjai, kad sidabrė taip, bet gal kažkaip, būtent kai siekiai kitų ženklelių, irgi pavyko atrasti naujų draugų? Draugų tikrai pavyko atrasti. Šiaip atsimenu, kai ėjau bronzą, ėjau su savo klasiokė ir mes jau nesutarėm, sakykime, dėl požiūrį skirtumo, aš buvau labai vaikiško ir labai suaugus. Ir mes supuolėm kartu į aukso, būtent kvalifikacinį žygį ir ten iš vis mūsų aukso kvalifikacinio žygio komanda buvo labai skirtinga. Dalis buvo iš mano mokyklos, dalis buvo iš licėjaus, nežinau, kiek čia žmonių iš licėjaus ar iš kur, bet mano nuomonė visada buvo, kad iš licėjaus mokiniai yra labai pasipūtę, kitų nelaiko lygiais savo ir panašiai. Ir mums ruošiantis žygiui buvo labai sunku visiems susibendrauti, nes tikrai buvo skirtingų žmonių grupė. O kažkaip per žygį mes taip įsišnekėjom, aš ateinu prie tų merginų iš licėjaus, sakau, jūs tokios pasipūtusios atrodo, o žiūri mane akis išpūtusios, nustebusios, sako, negali būti, sako, mes tokios paprastos ir taip įsišneki ir taip smagu iš tikrųjų, tai sakau, o paskui jau ir apsikabinam ir verkiam kartu ir pasišnekam apie savo problemas ir visą kitą ir tai va čia turbūt aukso žygį ir visas draugystės atsirado, bet iš tikrųjų labai daug ir savo draugų įkalbinau eiti DAFE. Kas atėjo pas mane į mokyklą, sakau, viskas, eikite DAFE, pabandykit bent jau, tai va su viena draugė buvau pažadėjus, kad eisim kartu į žygį ir niekaip neišėjo, iki kol abi neatėjom iki aukso. Tai va, irgi tokia. Bet savo pažadą įvykdžiau. Supratau. Gerai, aš manau, kad galima dabar pereiti prie to etapo dėl pačių studijų, ne? Tavo Britanijoje, tai ar lengva buvo įstoti? Mano nuomonė tai lengviau negu Lietuvoje. Aišku, aš labai galiu skleisti, nes Lietuvoje aš nestojau, bet kiek aš mačiau, man aiškumo buvo daugiau užsienio universitetuose. Iš tikrųjų, ten vis tiek svarbiausia dalis yra motyvacinis laiškas ir kaip mokinys pateikia save ir kiek jisai turi norą būtent studijuoti tam tikrą sritį, o ne visi pažymiai ir tie balai. Ir aišku, kiekvienas universitetas, nors ir studijų programa ta pati, turi skirtingus reikalavimus. Tai kai kur man reikėjo aukštų egzaminų, o kai kur man reikėjo matematikos 4 ir biologijos 7. Tokius tikrai yra realu pasiekti didžiai dalį mokinių. Tai va. Tai tu dabar kelintame kurse studijuoji? Aš esu dabar 2 kurse. 2 kurse. Ir kaip atrodo ta diena? Turiu omenyje tos studijos, ne? Ar jau čia yra kažkokia praktika, ar vis tiek dar tik teorija, labai smalsu iš tikrųjų. Tai gal aš tada apie pirmus metus pašnekėsiu, nes ten viskas buvo kaip turėjo būti. Tai pirmais metais mes iš tikrųjų labai daug praktikos turėjom. Turim daug laboratorinių, tarkim, yra netgi psichologija. Psichologijai irgi turim kažkokius, nueinam į laboratoriją ir darom kažkokius testus. Ten vienas man įsimintiniausių buvo, rodo lapą, yra parašyta spalva su kitos spalvos tušinuku. Tai tarkim, parašyta raudono, o tušinukas yra juodas. Ir reikia pasakyti ne spalva, ne kas parašyta, o spalva, su kuria parašyta. Ir tuo metu metamas yra kamuolys. Tai kaip ir paskui darėm irgi ten šiokį tokį tyrimą. Ir viskas ėjo per praktiką. Mums papasakoja teoriją ir tada mes einam į laboratoriją, darom kažkokią praktiką. Bet aišku, čia mano studijos, jos reikalauja praktikos. Tai va. Ir lygiai tas pats buvo būtent su treniravimo moduliu, skirtas būtent treneriams. Turėjom beveik po kiekvienos teorinės paskaitos. Mes būtent eidavom į sporto salę ir pritaikydavom tą teoriją ir susiformuodavom savo požiūrį, ar mums ta teorija, tos praktiškai teorijos pritaikymas yra tinkamas ar ne. Supratau. Regis, mes tiek daug temų iš tikrųjų palėtėme šio pokalbio metu, tai jei trumpai
ką patartum mūsų klausančiam jaunimui, nuo ko jiems pradėti, bandant suprasti, ką jiems studijuoti? Tai iš tikrųjų, turbūt vienas iš variantų, galima sakyti, yra DOFE, nes čia kaip ir iš dalies priverčiant, bet iš dalies ir savo norų galima apsidairyti ir apsižiūrėti kitas sritis, kas nėra mokama mokykloje. Ir šiaip tą tokį suvokimą reikia turėti, kad tiek, kiek mes mokomės mokykloje, tai yra labai labai maža dalis dalykų, palyginus, kiek galima mokytis universitete. Tai tos pačios studijų, kai būna parodos, ir visokie universitetai prisistatinėja, galima nueiti, apsižiūrėti, vis tiek jie pristato, ką turi išskirtinio. Lygiai taip pat, manau, galim prisijungti ar į Lietuvos, ar į užsienio universitetą, bet kokį universitetą susiradus ir tiesiog perskaityti sąrašą studijų, kurias jie siūlo, išsirinkti, nežinau, geriausiai skambančias, labiausiai patinkančias ir tada jau galbūt pasižiūrėti, ką ten jie dėsto ir gilinti šitaip ir tada. Manau, galima pakankamai gerai įsigryninti, ką galėtum studijuoti. Iš tikrųjų, tai labai labai geras patarimas, manau. Manau, kad būtų gal laikas dabar susilaukti klausimų iš mūsų klausytojų. Gal kažkas norėtų užduoti klausimą austėjai. Galite tada parašyti į pokalbių, į chato tiesiog langą, kad tikrai galėtume irgi perskaityti ir austėja galėtų pasidalinti. Iš tikrųjų, aš turiu klausimą, bet čia labiau ne apie pačią programą, o apie mano situaciją. Nes praeitą metą aš gyvenau Anglijoje iki šių metų ir aš iš bronzą kaip ir perėjau, bet kai aš turėjau eiti į tą patį žygį ir į bandomąjį žygį, visa pandemija prasidėjo ir taip toliau. Tai aš likau be žygio, bet aš visus kitus parašus turiu. Mano visa grupė į žygį turėtų eiti šiemet po kalėdų, kiek žinau, kadangi ten viskas gerėja, bet manęs ten jau nebėra. Ką man reikėtų daryti? Ar man reikėtų iš naujo bronzą pradėti, ar kažkaip bandyti tą žygį Anglijoje nueiti? Tai labai iš tikrųjų geras klausimas, reikėtų tik tai žygio dalį baigti, nes tai, ką jau esi atlikusi iš tų kitų veiklų, tai jos visos yra užfiksuotos ir jos niekur nedingo. Tai norint atsiimti ženklelį, reikia pabaigti tą paskutinę dalį, būtent žygio dalį. Ir ją reikėtų pabaigti būtent Lietuvoje, taip yra tokia praktika. Dar tada, Bernadeta, norėčiau, kad tu susisiektum su mumis, kad mes konkrečiai pasižiūrėtume, kokios galėtų būti tos galimybės. Galbūt yra galimybė Didžiojoje Britanijoje užbaigti. O kaip su jumis susisiekti? Tai aš tada tiesiog trumpai nurodysiu, kad gali kreiptis DOFE Lietuva, mūsų Facebook'o paskyrą, parašyti mums žinutę ir mes tada atsakysim. Gerai, ačiū. Ačiū. Gal dar turite kiti klausimų? Gal yra dalyvaujančių programoje? Turime klausimą į Ugnės. Ar buvo momentų, kuomet norėjosi nebetęsti dalyvavimo šioje programoje? Jei taip, tai kas sumotyvavo tęsti? Tai buvo, kaip ir minėjau, būtent po bronzos labai abejojau, nes kaip ir programa patiko, bet tuo metu iš tikrųjų ir šiaip turbūt paauglystė yra labai svarbu kitų žmonių bendravimas ir nuomonė formuojama apie tave. Tai iš tikrųjų kažkaip atrodė, kad manęs niekas nemėgsta, panašiai. Ir būtent tuo metu turbūt ir buvo sunkiausia. Ir mano motyvas buvo, aš tiesiog atėjau pas trenerį, sakau, treneri, ką man daryti, galbūt galit patarti, ir jisai sako, Austėja, tu sportininkė ar ne? Sakau, taip. Sako, tai kuris sportininkas nesiekia aukso? Sakau, visi siekia. Sako, tu ir tu daryk tą patį. Viskas ir buvo pasakyta ir jau po sidabro net nekilo klausimų ir šiaip nekilo klausimų. Tai va.
Na, daugiau kažkaip nelabai atsimenu kažką. Nebent, kad buvo užsitingėjau kažkokią veiklą daryti, bet irgi susėmė save ir darai. Jau pusę padariau, tai kas čia liko. O vat ta motivacijos tema iš tikrųjų labai svarbi yra, kaip save nemotivavai, kad turi skirti DOFI, kaip savaitėje rasti laiko, kokia čia ta paslaptis, ne, yra. Ar tu kažkokią konkrečią valandą susiplanuodavai, kada tu tas veiklas atlieki, ar kažkaip kitaip viską darydavai? Turėjau tam tikrą tokį grafiką ir šiaip pas manęs visada buvo, nes būdavo pamokos, treniruotė, laisvas laikas, kur namų darbam ar dar kažkam yra ir viskas, miegot kitą dieną ateina. Tai dažniausiai stengdavaus įgūdžius lavinti savaitgalį, būdavo paskyrus tam tikrą laiką, dažniausiai vakare prieš miegą, nežinau, ten, pavyzdžiui, tos rusų žodžius mokytis, na tai pasiėmė vakare, persiskaitai 10 žodžių, išmokai tos 10 žodžių, kitą dieną dar ten 10 žodžių pasims, ar kitą savaitę. Su sportu, sakau, viskas buvo grafike, buvo tos treniruotės ir turbūt su sportu yra paprasčiausia. Jeigu kažkokios grupinius užsiėmimus eini ar su treneriu asmeniniu, jeigu jau pats susibrėži tikslą eiti sporto klubą, tada tikrai reikia motyvacijos ir čia ir pati labai stringu dabar, kai nebeplaukiu. Su paslaugų sritim tai irgi būdavo paskirtas laikas, kada eini ir tam tikrą dieną ir viskas darom. Tai va. Ir iš tikrųjų DOFE vadovė irgi. Ar padarai, ar nuėjai, ar viskas gerai. Tai va. Toks biškį šoniuka. Niuksas. Gerai, gal dar turite klausimų? Nėra daugiau klausimų, niekas nenori daugiau Austėjos nieko daugiau paklausti, sužinoti. Galite iš tikrųjų ir kaip Bernadeta tiesiog klausti arba parašyti klausimą, kaip Ugnė padarė tiesiog. Aha, Ugnė dar klausia, ar stojant į užsienio universitetą buvo atsižvelgta į tai, kad dalyvavai DOFE programoje? Labai geras klausimas. Šiaip nežinau, kiek jie man tų balų pridėjo, nes Anglijoje tokios kaip Lietuvoje balų sistemos kaip ir nėra. Ten tiesiog universitetas duoda tau pasiūlymą stoti į universitetą arba ne. Tai jų pasiūlymas vis tiek būna sąlyginis, tarkim, išsilaikyti egzaminus tokius ir tokius su tokiais rezultatais arba aukštesniais. DOFE prašymo turėti nebuvo. Bet mano visas motivacinis laiškas buvo pagrįstas būtent tą praktiką iš DOFE, nes motivaciniam laiške reikia parašyti apie save ir tai, ką tu jau esi padaręs ir kokie tavo motyvai, kaip ir minėjau, studijuoti tam universitete arba būtent tą studijų sritį. Tai aš labai aiškiai galėjau pabrėžti savo savybės, kurias tobulinau per DOFE ir tas savybės, kurios yra naudingos tiek tai sričiai. Ir, būtent turėjau argumentą DOFE, kai reikėjo apibūdinti tam tikras savo savybės. Galima sakyti. Tai galima sakyti, kad tas motivacinis laiškas visas parašytas ir buvo pasiremta tai, kad tu gavai būtent iš DOFE programos. Taip. Jeigu įjungčiau dabar tą laišką, nežinau, kuris yra, bet jeigu įjungčiau, tai taip ir būtų DOFE, dar biškį dirbau, DOFE, tai va. Taip, dar Ugnė klausė, ar teko pažinti kitų jaunų žmonių iš kitų šalių, kurie taip pat dalyvavo šioje programoje? Tai va, Anglijoje sutikau Britų. Ir su kuriais šnekėjau, jie visi labai stebėjos, kad aš nuėjau iki aukso, nes jiems tai atrodo jau baisiai sunku ir čia vos neįmanoma. Ir sako, tu aš vos tą sidabrą, tai vos tą bronzą tenai praėjau, kaip čia tu dar tą sidabrą ir auksą. Bet irgi labai, sakau, stebėjus ir šiaip šnekėjom, vis tiek tos programos yra šiek tiek kitokios, tai galėjom labai daug diskutuoti tą temą. Ir iš tikrųjų dar atsimenu per vieną žygį pas mus
kartu Lietuvoje ėjo komanda iš Slovakijos, bet galiu sumeluoti, neatsimenu tikrai, bet irgi iš užsienio, tai mes būtent nakvynės vietoj galėjom su jais pabendrauti. Tai labai stebėjos, kaip čia pas mus griežtai ir telefonus užpakuoja ir viskas, sako, pas mus taip nėra, sako, čia lyja, sako, pas mus tokiu oru net nevyksta žygiai, sako, kaip tai nevyksta, sakau, čia dar geras oras. Tai va. Kažkaip tokių daugiau, tai labai neatsimenu. Bet tikrai yra, kad susitikę būtų. Tai smagu. Gal dar yra klausimų, austėjai? Kas padėjo kurti motyvacinį laišką? Tai aš stojau per įmonę, ne per Kalba.lt, bet ir Kalba.lt tą gali padaryti. Ir būtent per tą įmonę buvo tam viena mergina, kuri man padėjo ir būtent mane kuravo viso to stojimo metu. Ir sako, pasirašyk motyvacinį laišką, va tau pavyzdys. Ir maždaug pasirašyk, sako, paskui pakoreguosim. Tai ten mano stulpelius perdėliojo. Tai jinai padėjo ties tą struktūrą labiau ir sakau, turbūt man pačiai tai padėjo pati DAFE programa ir mano patyrimai joje. Ir šiaip nebijojimas iškelti save ir nebijojimas save pagirti labai padėjo motyvaciniam laiškui. Ir šiaip motyvacinis laiškas yra savęs gyrimas, tai nereikia to bijoti. Tas pasitikėjimas savimi, parašyti tai, ką tu galvoji apie save, tikrai labai yra svarbu. Arba netgi geriau negu galvoji. Tai kiti sako apie tave. Tai va. Gerai, gal dar Ugne klausimų, tu čia labai daug turi, tu labai smagu iš tikrųjų skaityti, nes tie klausimai tikrai, manau, ir kitiems yra aktualūs. Iš tikrųjų, šiaip galit nebijoti užduoti klausimus į temą, ne į temą, jau išseko. Jau išseko. Pamatau, dar kažkas parašė. Ema klausia, ar yra kažkas, ką dabar norėtumėte grįžti laiku ir pakeisti? Nelabai. Jeigu ne asmeniniam gyvenime, tai nelabai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi visais savo pasirinkimais. Galbūt tik tai būčiau kokius nors bronzai įdomesnius susigalvojus, veiklas įdomesnės. Kažką kitą būtum pasirinkusi, ne? Jo, bet negaliu pykti, nes bronzai yra toks trumpas laikotarpis ir pirmą kartą dalyvauju toje programai, tai išsibandyti kažką naujo ir apskritai tokį dalyką galima ir taip, kaip aš padariau. Ir šiaip, nežinau, gal tiesiog turėti daugiau pasitikėjimo savim, kiek turiu dabar. Nes kažkaip atrodo, kad labai daug tai sutrukdė tuo metu. Nebūčiau parašęs ir dalyvavus tokiam pokalbį, jeigu būčiau tokia drovi kaip tada. Supratau. Tai aš kaip suprantu, tas pasitikėjimas savimi, ne kokios dar tokios stipriosios savybės tavo atsiskleidė, kas dar padėjo. Gal kažkiek jau ir lėtai, bet užtvirtinimo, ne, DAFE programa, tai pasitikėjimas savimi, kokie dar įgūdžiai, ne, tie asmeniniai, kas tau padėjo. Šiaip komunikacija, nes per DAFE mane paskui kvietė ir kai būna pas jūs kitų mokyklų vadovų susitikimai, kur pristatinėjo DAFE programą, mane kvietė tenai irgi pristatinėti ir šnekėti būtent apie DAFE. Ir tas perlipimas per save ir gebėjimas pateikti tą informaciją suprantamai tai žmonių grupiai, kuriai jis skirta, tai ar vaikam, ar suaugusiam, tuo atveju suaugusiam. Taip pat ir į savivaldybę jau atsimenu, su mūsų kitais mokyklos mokiniais mes šnekėjom apie DAFE ir kažkokią prevenciją. Dabar neatsimenu, bet irgi DAFE nauda, tai tokia komunikacija labai patobulėjo. Ir turbūt šiaip atradau, kad aš gebu vadovauti, gebu vesti žmonių grupę į priekį ir iš tikrųjų išmokau dar tikslus įsikelt.
tikslus tikrai išmokau įsikelti, kas yra labai naudinga gyvenime. Tai va. Tai gal tada dar paantrinsiu, kad tie tikslai yra keliami pagal SMART metodiką, tai turi būti realus, tikslus, pasiekiamas, ane, tai va, tas tikrai yra labai svarbu. Ema dar klausia, ar yra kažkas, ko trūko dalyvaujant programoje? Nemanau. Turbūt tiesiog, aišku, visada galim kažką prigalvoti, bet būtent tuo metu, jeigu stengiuosi save atsiminti, kaip viskas buvo, tai iš tikrųjų nieko netrūko, nes aš žinau, kad aš visada galiu nueiti pas savo vadovės, su ją pasišnekėti, pasitarti, paklausti, ką daryti, ar kažkokio patarimo. Bet turbūt čia irgi priklauso šiek tiek nuo mokyklų ir kaip ta programa mokyklose yra įgyvendinama. Mano atveju netrūko nieko. Gerai, ar dar yra klausimų, ar galime judėti toliau, nes laikas tikrai bėga, tikrai labai smagu su Austėja kalbėtis, bet matau, kad tikrai jau truputėlį mūsų pranešimas eina į pabaigą. Taip, tai aš galvoju, sustokime čia, aš norėčiau tiesiog trumpai pristatyti apie pačią programą, galbūt yra tokių, kurie nežino, tai pasidalinsiu tokiu trumpu video, kad tikrai pajausti, kas tai yra, noriu pasitikslinti, ar matosi. Kur tu norėtum eiti? Ką norėtum veikti? Norėtum būti? Tarptautinė DOFE apdovanojimų programa gali padėti tau pažinti, kas tu esi, sužinoti, kuo tu galėtum tapti. Pabandyk parašyti kodą, išmok kalbą ar padaryk ką nors gerą savanoriaudamas. Perbrisk upę, įkopk į kalną, leiskis į žygį ten, kur dar nebuvai, stovyklauk po žvaigždėtų dangumi. Pasirink pats, kaip, kur ir ką. Prisijunk prie daugiau kaip milijono jaunų žmonių, tokių kaip tu, ir sužinok, kas iš tiesų slypi tavyje. Tu vis dar lauki? Nebedelsk, pažink save. Daugiau informacijos www.dofe.lt. Taip, tiesiog norėčiau tokius pagrindinius akcentus apie programą duoti, kad programoje galima dalyvauti nuo 14 iki 24 metų. Šiandien daugiau nei 1,3 milijono jaunų žmonių visame pasaulyje dalyvauja programoje ir visi šie jauni žmonės yra lydimi 180 000 savanorių mentorių ir programa gyvuoja daugiau nei 130 šalių. Kokios yra pagrindinės naudos, tai Austėja tikrai puikiausiai akcentavo, kokios yra tos naudos, ką tu gali gauti, jeigu dalyvauji programoje. Tai ir motyvacinis laiškas būtent per to programoje, tai, ką tu patyrei per visas veiklas. Kas dar yra svarbu, kad padeda pažinti tas silpnasias galbūt pusės. Yra tokių atvejų, kai dalyvauja mūsų programos dalyviai, pasirenka veiklas ir supranta, kad ne, čia veikla, kurios aš tikrai niekada daugiau gyvenime nebetęsiu. Tai DOFE programa yra ta programa, kuri padeda atsiskleisti ir padeda atrasti per tam tikras veiklas, ko tu nori siekti toliau. Arba tai galbūt, ko tu tikrai nebesieksi. Dar gali padėti atrasti profesiją, kaip tai padėjo ir Austėja, iš tikrųjų būtent per visas programos veiklas ir puikiausiai pritaikė viską. Austėja ir mano, žinau, kad sūnų mokė plaukti, tai vat irgi tas yra. Gerai, šitą nežinojau. Tai aš kaip sakau, kad viskas yra tikrai surišta ir tikrai yra labai smagu, kad programa tikrai yra labai naudinga, visos tos naudos yra tikrai jaučiamas. Ir jeigu tikrai yra noras prisijungti prie programos, tikrai kviečiame parašyti mums per mūsų Facebook paskyrą DOFE Lietuva ir mes tada suteiksime visą informaciją, kokios yra galimybės, ar jūsų mokykloje yra gyvuojanti programa, o jeigu ne, tai kur galėtumėte tai padaryti. Tai tikrai ačiū visiems, kurie buvo. Gal turite dar klausimų dėl pačios programos? Ai, matau, kad nesimatė visgi video. Aha, nu va, nelaiku pamačiau, bet, o kaip supratau, garsas irgi nesigirdėjo. Ar girdėjosi?
Garsas girdėjęs. Garsas girdėjęs. Aha. Tai aš galvoju, kad, žinokite, gal visai ir pasikartoti, nes tai yra, tokia esminė iš tikrųjų žinutė jums, kas tai yra, tai jeigu nieko prieš, aš ją pakartosiu, kad tikrai žinotumėte, ką aš norėjau jums pateikti. Dabar jau matosi. Dabar matosi, taip? Ačiū. Kur tu norėtum eiti? Ką norėtum veikti? Kuo norėtum būti? Tarptautinė DOFE apdovanojimų programa gali padėti tau pažinti, kas tu esi. Sužinoti, kuo tu galėtum tapti. Pabandyk parašyti kodą. Išmok kalbą. Ar padaryk, ką nors gerą savanoriaudamas. Perbrisk upę, įkopk į kalną, leiskis į žygį ten, kur dar nebuvai. Stovyklauk po žvaigždėtų dangumi. Pasirink pats, kaip, kur ir ką. Prisijunk prie daugiau kaip milijono jaunų žmonių, tokių kaip tu, ir sužinok, kas iš tiesų slypi tavyje. Tu vis dar lauki? Nebedelsk, pažink save. Daugiau informacijos www.dofe.lt. Taip, pagaliau pavyko tai, ką aš norėjau parodyti. Ir liko mums 1 minutė, mes labai punktualiai viską darome pagal grafiką. Tai pats paskutinis akcentas, tai tiesiog labai trumpa apklausa, patiko, nepatiko seminaras, tai tiesiog norėtųsi išgirsti jūsų nuomonės. Agne, gal tu pakomentuosi, žinok, aš kažkaip nematau rezultatų. Matau dar vyksta atsakinėjimą, regis jau mes baigiam, dalinuosi rezultatais. Smagu matyti. Tai ačiū iš tikrųjų, kas buvo kartu su mumis, gražių ateinančių visiems švenčių ir iki pasimatymo ir lauksime DOFE programoje. Ačiū, iki.